Klaipėdos jūrų uosto operatorė krovinių kompanija Bega aktyviai prisideda prie Lietuvoje įtvirtinamų Žaliojo jūrų uosto aplinkosaugos bei naujų technologijų įdiegimą skatinančių projektų. Nuo 2016 metų kompanija Bega vykdo nuosavo geležinkelio lokomotyvų parko modernizavimo programą. Įgyvendinant ją, tradiciniai dizeliniai šilumvežiai konversijos būdu yra keičiami robotizuotais elektriniais lokomotyvais. Robotus lokomotyvus savo kaštais ir resursais kuria ir gamina specializuotas kompanijos inžinerinis padalinys. Šiuo metu jau 5 tradiciniai lokomotyvai yra pakeisti elektros traukos įrenginiais, iš kurių 4 plug-in technologijos, tai yra įjungiami į tinklą, ir 1 visiškai autonominis, varomas ličio jonų baterija bei turintis nuosavą saulės energijos jėgainę. Tai mums tai jau yra nebe naujovė, tai yra mūsų gyvenimo būdas, mūsų darbo būdas. Mes priėmėm tokį sprendimą ir jau keliarius metus tikrai sėkmingai darbuojamės, keisdami tos senus lokomotyvus naujais, švariais, ekologiškais elektros traukos lokomotyvais. Pasikraunam ir grubiai atidirbom 3-4 pamainas priklausomai nuo krovimo. Kiek mes bandėmės testavimo režime 20 pilnų krautų vagonų, kas yra 2000 tonų. Panašiai. Mes tempiam tiek, jeigu jis turėtų didesnę masę, galėtume patempti ir daugiau, bet mums tiesiog nėra poreikio. Šitas kūrinys yra Begos inžinierių darbas. Vienas manevrinis dyzelinis lokomotyvas, dirbdamas uosto terminaluose priklausomai nuo galingumo, per metus į aplinką išleidžia nuo 105 iki 130 tonų CO2 bei kitų sudeginamo iškastinio kuro emisijų. Kompanijos Bega krovos apimtys nuo 2016 iki 2020 metų išaugo 64%, tačiau elektrinių įrenginių dėka vidutinis iškastinio kuro sunaudojimas 1 tonos apdorojimui mažėjo. Atitinkamai mažėjo ir CO2 emisijos. Įvertinus augusį krovinių srautą suskaičiuota, kad palyginti su 2015, kai visi Begos lokomotyvai buvo varomi iškastiniu kuru, šiuo metu į aplinką yra išmetama 20% mažiau anglies dvideginio.